priėmiau tokį sprendimą, viską čia palikti ir važiuoti tenais. Prieš tai nei karto nebuvęs Dubajuje. Turiu minti, kai tu pervedi tos pinigus, tai nebus taip, kad, tai jau nebeliko tavo vietos, nebeliko tavo buto, nežinau. Jo, tai taip gali būti, jeigu tu ateini, nes ta prasme Dubajuje yra istorijų, kai ten koks nors Emaras paleidžia projektą su 600 butų ir išsiparduoda viskas per 8 valandas. Tu iš esmės gali nusipirkti studijo butą ten už 150 000 eurų, tokia paprastesnėje lokacijoje, toliau nuo centrinių vietų. Ir tu taip pat gali nusipirkti vilą Palmėje už 50 milijonų eurų. Sveiki sugrįžę visi į Misijos namų podcastą. Džiaugiamės, kad sekate mūsų ir domitės mūsų temomis. Sveiki Ernesta, Žanai. Labą. Šiandien turim iš tikrųjų pas mus svečią Žaną, kuris atvyko pas mus iš Dubajus. Dirba tenais su nekilnojamu turtu, tai nieko nelaukiant turbūt mes pradedam kamantinėti tave kaip tenais kas, nes tugi dirbai brokeriu čia Lietuvoje. Tai kasgi išnešė tave į Dubajų? Tai jeigu trumpai, tai pačiu žinot, irgi Capital dirbot pradžioje. Tai pradėjau tą savo brokerystę, kai buvo 18 metų, pirmą kartą. Mėnesį pabandžiau pabrokeriauti, nelabai kas gavosi ir mečiau. O, jo, šito faktą tai mes nežinojom. Girdėjus iš bendro brokerių katilo. Jo, nelabai plačiai apkalbėta, bet aš išėjau, nes aš norėjau savo laikrodžių tokį kaip brandą daryti. Ir dariau, ir galų gale po 1,5 metų nesigavo ir nusprendžiau, kad kai 20 suėjo, norėjau vėl grįžti į brokerystę. Jau žinau, ko tikėtis, tai nuo pirmos dienos grįžau, ten šalti skambučiai ir taip toliau. Ir, gerai sekėsi viskas. Ir dariau tą realiai 7 metus, brokeriavau. Po pirmų ten poros metų įsijungė NT investicijos, pradėjau pirkti, renginėti butus ir taip toliau. Ir, tiesiog po 7 metų to darimo kažkaip atėjo tokia kryžkelė, kad lyg ir truputį nuobodu, lyg ir tas pats per tą patį, norisi kažko naujo. Plus dar socialinę mediją anglišką pradėjau daryti kurį laiką, būtent apie biznį, nekilnojamą turtą. Tai daug galvojau, susipažinau su pora žmonių būtent per socialinę mediją iš Dubajaus. Pasiklausinėjau, pakalbėjom apie tai ir priėmiau tokį sprendimą. Grandiozinį viską čia palikti ir važiuoti tenais. Prieš tai nei karto nebuvęs Dubajuje. Bet kažkokį tam žmogų vis tiek turėjai, turiu minti, kad tave kažkas pasitiko, ar tu ne visai nieko. Jo, tai, sakau, aš toks žmogus esu, aš mėgstu ganėtinai greitai priimti sprendimus ir tada eigoj nuspręsti ir pamatyti, kaip čia viskas gaunasi. Dažniausiai viskas gaunasi gerai. Tai jo, prieš važiuojant aš susipažinau su vienu žmogum tenais, užsieniečiu, kuris turėjo savo agentūrą ir planas buvo pas jį važiuoti ir dirbti tą NT brokerio darbą pas jį. Tai toks žmogus buvo, bet realiai tik per social media aš jį ir žinojau, gyvai nebuvau susitikęs. Tai ant pasitikėjimo maksimalaus variai. Toks jo, ta prasme, aš iš anksčiau žinojau, kad ten tų agentūrų iš esmės ganėtinai daug yra. Tai jeigu ne pas tuos nuvažiuosiu, tai nuvažiuosiu pas kitus. Jo, bet aš manau, kad šiaip visą laiką, ypač kai tokie sunkus sprendimai, tai reikia pirmą padaryti jį ir tada jau vietoj viską dėliotis. Nes jeigu tu galvosi, į kokią čia agentūrą išvažiuoti, rinksies ten labai su 10 kalbėsi, tai tu turbūt net ir neišvažiuosi iš Lietuvos. Tas per ilgas galvojimas, turi galvoj, atmeta kaip tik, turbūt tas procesas užsivilkina, ar ne, ir mes nebepadarom nieko. Bet čia baimių labai daug. Taip, prisikuri galbūt priežasčių, kodėl ne. Gerai, bet o kodėl Dubajus? Kodėl ne Ispanija, ne Kipras, kodėl Dubajus? Iš esmės, tai, ta prasme, Lietuvoje viskas man kaip ir gerai sekėsi ir aš norėjau kažko tokio jau didelio, nes man šiaip gyvenime aš visą laiką mėgstu išbandyti kažką naujo ir geriau jau pabandyti kažką tokio didelio ir kad nepasisektų, negu nepabandyti ir paskui gailėtis ten senatvėje, o kas būtų, jeigu būtų. Tai iš esmės, jeigu tu nori laipteliu aukščiau eiti nuo Lietuvos, tai man ten nei Kipras, nei Ispanija netrodė kaip labai ten didelis laiptelis aukštyn. Buvo realiai 2 variantai - Amerika arba Dubajus, bet į Ameriką pakliūti ir kad legaliai galėtum ten gyventi ir daryti verslą, tai arba žalios kortelės reikia, arba kitų ten niuansų, žodžiu, sunkiau. O į Dubajų tu iš esmės gali nuskrist ir gali pradėti iš karto. Tai realiai daug galimybių ir lengvesnis tas įsiliejimas visą tą rinką. Pagrindinės priežastys. Gerai, ir dabar tu čia, sakykime, viskas yra aišku, ar ne? Buvai nekilnojamo turto brokerių, paskui, sakai, investicijos, pirkai, perparduodavai, ar ne? O kokios dabar funkcijos yra tavo pagrindinės ten? Ką tu darai? Jo, tai vėlgi, kaip sakiau, viskas iš esmės keičiasi, tu turi tą pradinį planą. Aš netgi prieš skrisdamas į Dubajų skambinau Telijai, savo ryšio tiekėjui ir norėjau savo numerį, kaip čia pasakyti, panaikinti. Jo, ir pilnai persikraustyti į Dubajų ir dirbti tik tais tenais, pardavinėti ten jau pastatytus projektus, grynai kaip Lietuvoje, tą pačią specifiką. Bet Telija man pasakė, kad šiaip čia labai juokinga, net ne juokinga, bet ant tiek sutapimų daug gyvenime. Telija pasakė, negalim naikinti tavo numerio, nes tu turi 2 metų sutartį
Ir, sakau, gerai, pasilieku. Ir tada išvažiavau ten ir čia truputį išsiplėsiu, bet tas žmogus, pas kurį išvažiavau, tai aš nedirbu pas įmoniai. Aš dabar perėjau į vieną tokią rimčiausią agentūrų Dubajų visam ir iš esmės tai nuvažiavau pas tą žmogų pačioje pradžioje ir ten jau iškart man truputį buvo keista, kai tik susitikom, nes ten nebuvo nei kitų brokerių, nei ten šiaip kažkaip viskas atrodė keistai, nes Dubajui daug tokių yra neaiškių agentūrų. Ir ten pradėjau dirbti kaip ir su juo, ten mokytis, 2 dienas iš jo mokiausi, bet biure nebuvo brokerių, vienas brokeris buvo ir tai ten buvo neaišku. Ten logotipas įmonės irgi buvo ant durų su lipnia juosta priklijuotas ofisų pastate. Tai taip neatrodė Dubajaus standartai. Jo. Ir kitą dieną atėjo toks žmogus iš tos įmonės ir pasiūlė papietauti man. Ir tada sako, realiai, nuėjom į restoraną ir iškart pirmi žodžiai, nebūk čia ne taip viskas kaip atrodo, negaišk laiko, matau, kad tu rimtas, tai stenkis geriau kitur, kad nešvaistyt laiko ir iškart tobulėt. Tai realiai aš po tų pietų aš žinojau apie tą įmonę Strada, kurioje dirbu. Mačiau ten social medijoje, nes jie ten 10 žmonių medija komanda, brokerio agentūrą turi, kur žinai pastoviai viską filmuoja, kelia visokius videos, tai žodžiu, jie labai matomi. Išsikviečiau taksi po tų pietų ir nuvažiavau pas juos į biurą. Tiesiog, nieko ten nesiderinęs su jais, atėjau, nebuvo administratorės, tai su pora brokerių pakalbėjau, pradėjau ten apie save pristačiau, sakau, su kuo čia galėčiau pakalbėti, sako, palaukiam administratorės ir administratoriai iš esmės sako, duok CV. Sakau, neturiu, nes niekada ir neturėjau, brokeriui nereikia. Ir sako, nepriimsim. Tada sakau, prašau, aš jau čia esu, sako, ne, be šansų. Tada atėjo tie brokeriai, su kuriais aš kalbėjau ir sako, taigi jau atvažiavo, jis tikrai patiks vadovam, duok jam su jais pakalbėti. Ir jinai sako, gerai. Tada įleido mane, ten 3 tokie savininkai, yra labai faini, jaunatviški ir protingi, sėkmingi žmonės. Pasikalbėjom, aš ten visas užsidegęs papasakoju apie save, viską, ką Lietuvoje dariau, ką noriu čia daryti. Ir, žodžiu, po pusvalandžio sako, gerai, einam dar aprodysim tau viską ir rytoj pranešim. Ir rytojus lauk nereikėjo, vakare paskambino, sako, galim pradėti. Ir šiaip kontekstui čia yra britiška įmonė, ten yra berods dabar 80 brokerių, bet plečiasi, tai aš vienintelis lietuvis ir ten yra 2 užsieniečiai brokeriai. Tai ten beveik neįmanoma pakliūti, bet jie įvertino tą tokį... Tavo ryštą tą tokį turbūt. Ryštas, bagažas, realiai istorija, tai ką tu jau padarai realiai per beveik 10 metų. Tai visas tas susidėjo, matyti, perspektyva vis tiek yra, matosi vis tiek. Taip, bet ir tas užsispyrimas, žinai, jeigu tu būtum apsisukęs turbūt be savo to CV ar ne ir sakytum, gerai. Jo, atneši rytoj. Tai turbūt tau ir būtų pasakę. Manau, kad jo, nes, kaip parodai tą iniciatyvą, nes tiek Dubajus yra toksai, kur tu turi eiti ir daryti, kitaip nieko nebus. Tai jeigu jie pamato jau pradiniai stadijoje, kai tu su jais pažįsti, kad žmogus nusiteikęs, tai tada paprašiau. Tai va, ir čia dabar atsakant į tavo klausimą, ką aš dariau. Tai mano pirminis planas buvo tiesiog nuvažiuoti ir pasirinkti kokią vietovę, nes tarkim ten yra tokie kaip rajonai, ten Marina, Palmė, čia žinomiausi, Downtownas. Ir tenais brokeriai nedirba per visą miestą, jie specializuojasi tam tikram rajone, nes ten yra labai daug pastatų ir kad būtum geras, tu turi turėti labai daug žinių konkrečiai. Ten kai kurie netgi dirba, tarkim, yra 5 pastatai, o ten 600 būtų ir yra brokerių, kurie specializuojasi tik tais tuose 5 pastatuose, bet pažįsta visus ten pardavėjus ir jiems ten patogiau dirbti. Tai mano planas buvo pasirinkti vietą ir antrinės rinkos brokerių, būt kaip ir Lietuvoje. Bet šitoj Strada įmoniai jie sako, bet žiūrėk, tu Lietuvoje turi tokį klientų bagažą, santykius esi sukūręs gerus ir taip toliau. Mes galvojam, kad tau turėtų labiau tikti off-plan rinka. Off-plan tai atitikmuo pas mus yra pirminė rinka. Tai iš esmės pastatai, kurie dabar yra brėžiniuose arba kurių statybos dabar vyksta. Tai čia yra apie 70% Dubajaus rinkos nekilnojamo turto, dėl to, kad jis labai stipriai plečiasi ir labai daug tų statybų yra. Tai iš esmės, sako, mes manom, kad tau tas būtų geriau, nes tu gali tas investicinės galimybės siūlyti ir savo klientams Lietuvoje ir tiesiog su žmonėms susitikdamas. Tai taip vat, realiai tas pradinis planas dirbti antriniai rinkoje ir nieko bendro neturėti su Lietuva. Neišdegė. Baigėsi. Visiškai. Baigėsi nuvažiavus. Bet tai labai gerai, ta prasme, nes tau ir čia, neprarandi to, žinai, neatsiranda namų ilgesio, dar kažko. Turi viską čia ir tenais, bet kuriuo atveju. Tai gerai. O tai dabar kokia yra ta pati Dubajaus rinka, kokie yra tie statytojai, kokia tenai yra ta statyba, kokybiška, nekokybiška, ta prasme, kaip ten atrodo? Jo, apšviesk mus ir tiesiog, kad suprastumėm, kas ten. Ok, tai jeigu pradėt nuo pačių vystytojų, tai iš esmės tenais yra, jie skirstomi į 2 pagrindinius tipus. Tai yra master developeriai, tai yra tie didieji, kurie yra atsakingi už rajonų visų plėtrą. Tarkim, didžiausias vystytojas visam Dubajui ir pagal apimtis netgi visam pasauliu yra Emaras. Ten jeigu į Dubajų nuvažiuosit, tai ten visur jų logotipai ant pastatų, Mariną pastatė ir taip toliau. Tai va, ir jie yra atsakingi už rajonų plėtrą. Tai jie su
valdžia derina grinai, kaip tas rajonas bus sukurtas, visą infrastruktūrą ir taip toliau. Ir pradeda tas statybas ir mažesnius sklypus dalina mažesnė vystytoja. Nu, ten parduoda, dalina. Ir, žodžiu, jie yra atsakingi už visą tą infrastruktūrą ir plėtrą, o mažesni vystytojai yra už pavienius projektus. Tai va, tai tokie yra tie vystytojai. O tada atsakant į tą antrą dalį apie kokybę, tai bent jau kiek aš susidūriau, aišku, daug kas kalba, kad ten anksčiau Dubajuje ta kokybė prastesnė būdavo. Ir tikrai ten prieš 10 metų tie pastatai, palyginus su Europą, su Lietuva, tikrai prastesnės kokybės, bet dabar, kiek jau žiūri, kiek nauji projektai, kiek dabar raktus gauna 24 metais, tai tikrai labai stipriai jie yra patobulėję ir yra visokių institucijų, kur prižiūri tą kokybę. Tai aišku, gal Europoje dar ta kokybė truputį geresnė šiuo metu, bet tikrai nėra taip, kaip ten kalba žmonės, kad labai prastai. Yra kitaip, tas įrengimo standartai galbūt kitokie, bet kokybė tikrai kyla į viršų. Tikrai. Bet tu pagrindė dirbi tik tai ir su tokiais, sakykime, pastatais, kaip daugiabučiais, ar ne, kuriuose yra būtai parduodami, ar kažkokie galbūt ir namai, ar ne, vilos kokios. Tai iš esmės, ta off-plan brokerio specifika yra ta, kad jeigu tu esi rimto įmonė, tai tu turi kontaktą su absoliučiai visais Dubajaus vystytojais, dažniausiai. Tai tarkim, aš turiu prieimą prie 100 vystytojų ir galiu off-plano projektą realiai bet kurį klientams duoti. Tai jeigu, tarkim, žmonės nori įsigyti ant kotedžą, vilą, butą, netgi sklypą, tai prie visko turi prieimą. Tai realiai tu visą tą sąrašą tokį turi ir pagal kiekvieno poreikius, ar ne, tu gali jau parinkti. Ir mes tam turim, tarkim, kad ir kaip tas juokingai skamba, bet WhatsApp grupės su atstovais tų vystytojų, jie kiekvieną dieną siunčia savo tą inventorių, tai reiškia, ką jie turi šiuo metu pasiūlyti, tam tarkim 5 projektai, kuriuos jie pardavinėja šiuo metu ir kokie ten vienetai turtiniai laisvi pas juos. Čia jau jeigu tas paleidimas yra įvykęs. Nes iš esmės, kaip vyksta tas off-plan pardavimas, tai realiai yra 3 stadijom. Tai pirma stadija yra, kai, sakykime, projektas dar yra viešai nepaleistas, tai pirmi informaciją apie ateinantį projektą gauna brokeriai. Nes ten vystytojai labai stipriai dirba su brokeriais, tai tarkim mus informuoja, kad Marinoje bus naujas projektas, ten už mėnesio paleisime pardavimus. Tai pirminė ta fazė yra, jie renka rezervacijas, tai vadinamai EOI, Expression of Interest, tai reiškia, kad tiesiog tu pervedi tam tikrą sumą už tai, kad atsistotum kaip į eilę ir parodytum, kad kai išeis tas projektas, tu nori būti vienas iš pirmųjų, kuris rinksis tą turtinį vienetą ir, toksai kaip eilės užsiėmimas. Tai čia jau kitaip negu Lietuvoje, nes tu iš esmės nežinai iki galo, kokie ten tie būtai bus, kokios bus kainos, bet tu nori tam projekte būti. Tu turi minti, kai tu pervedi tos pinigus, tai nebus taip, kad, tu jau nebeliko tavo vietos, nebeliko tavo būto, nežinau. Jo, tai taip gali būti, jeigu tu ateini, nes, ta prasme, Dubajuje yra istorijų, kai ten koks nors Emaras paleidžia projektą su 600 būtų ir išsiparduoda viskas per 8 valandas. Tai yra tokių istorijų, tai kartais būna kad tuos EOI žmonės pateikia, sumoka pinigus, ten dažniausiai būna nuo 10 000 eurų iki, ten už vilas labai brangu, bet nuo 10 iki 25 grubiai. Tai jeigu tu nusipirki butą, tai užsiskaito tas EOI kaip tavo sumokėta suma. Jeigu tu jo negauni, tau jie jį grąžina. Ir netgi dažniausiai, jeigu tu gauni galimybę įsigyti, bet pats apsigalvoji, tau jį irgi grąžina vien dėl to, kad yra... Tiesiog rinka, nėra to, kaip čia pas mus, kur atsisakai ir bauda. Taip, nes yra tiesiog pirkėjų, aš kaip suprantu, tikrai nemažai. Ir šiaip, kai tavo rinka yra iš esmės visas pasaulis, tai tas truputį kitaip. Taip. Jo, tai ta rezervacija taip ir vyksta. O kokios kainos, tarkim, vaikšto tenais? Kiek, pavyzdžiui, reikėtų turėti lietuviui žmogui pinigų, kad tu galėtum investuoti į Dubajų? Jo, tai čia vienas iš tokių klausimų, kur Dubajus turbūt yra vieta, kur sunkiausiai jį atsakyti, nes tu iš esmės gali nusipirkti studijo butą ten už 150 000 eurų, tokia paprastesnėje lokacijoje, toliau nuo centrinių vietų. Ir tu taip pat gali nusipirkti vilą Palmėje už 50 milijonų eurų. Bet jeigu taip žiūrėt standartiškai, geroj vietoje, tarkim, 3 kambarių butas, apie 100 kvadratų, tai 600 000 eurų biudžetas yra pakankamas tikrai gauti gerą daiktą. Ir tas tik parodo, kad Dubajus šiaip rinka, kai kurie žmonės šneka, kad jau čia burbulas, kad išsprogus labai ir taip toliau, bet lyginant su miestais, į kuriuos Dubajus lygiuojasi, tai tarkim ten Miamis, iš tam tikrų kampų, New Yorkas, tai ten kainos yra 10, kai kur dar daugiau kartų mažesnės negu tuose miestuose. Tai taip, galbūt Dubajus dar nėra ten New Yorko lygio arba Miamio, bet jis eina ten ir tos kainos tą, manau, laikui bėgant tikrai atspindės. Tai dar dabar labai logiškom kainom galima tą turtą įsigyti.
O papasakok dar, tarkim, mes esame pripratę, ar ne, prie įrengimo lygių skirtingų, ar ne. Pavyzdžiui, aš noriu investuoti, nežinau, nusipirkti investiciją, ar ne, nuomos, kokį tai ten studijo, kaip sakai, butuką, ar ne. Taip. Ką aš gausiu? Ar aš gausiu dalinę apdailą, ar aš gausiu jau pilnai įrengtą daiktą, ar ten yra kažkoks, tai, sakykime, pobūdis galbūt, ar ne, to įrengimo ten? Jo, tai ten yra ir tokios kaip dalinės apdailos, kaip pas mus iš esmės ten niekas nesiūlo. Vystytojai dažniausiai 90% atveju tau siūlo fully fitted, tai čia reiškia, kad tu gauni virtuvę, buitinę techniką, vonę, santechniką, iš esmės viską, išskyrus iki minkštųjų baldų. Tai realiai už tuos 600, kaip pavyzdys, ne 600 tūkstančių geresnėje vietoje ir taip toliau, tu gauni įrengtą objektą. Jo, ir dar gauni vieną parkingo vietą. Čia irgi yra skirtumas nuo Lietuvos, kad iš esmės prie kiekvieno buto tau įeina viena parkingo vieta ir tau nereikia už ją mokėti papildomai. Taip. Tai va, bet dabar, va, tarkim, kur su keliais klientais pirkom būstą GVC tokiam rajone, jisai yra, kaip čia pasakyti, labiau žinomas tom, kad ten yra tų pastatų, sąlyginai, daug naujų statosi, bet jis yra truputį toliau nuo centrinių vietų, bet netoli, bet ten tiesiog yra pigiau. Tai tu gauni apynaujį daiktą gerą už pigiau. Tai va, tenais dabar mes perkam tos butus, tai gaunam pilnai įrengtus butus, plotas berods 80 kvadratų, ten teoriškai popieriuose parašyta vienas miegamasis, nes Dubajuje jie skaičiuoja ne kambariais, o miegamaisiais. Tai vieno miegamojo, dviejų, tai čia reiškia, jeigu vienas miegamasis, tai 2 kambarių butas. Tai čia vieno miegamojo plus studija. Tai studija yra kaip darbo kambarys ir jos dažniausiai būna tokios kaip patalpos, be langų, be nieko, bet šitam konkrečiai projekte, va, aš ten radau mums su klientais, kur ta studija turi ir langus, ir išėjimą į balkoną. Tai grubiai 3 kambariai beveik. Tai va, tam rajone mes gaunam pilnai absoliučiai įrengtą butą su viskuo ir minkštais baldais, kėdėm. Ir tikrai geros kokybės, 26 metais, bet jau gausim raktus, plus parkingo vieta ir su vaizdu į parką, kas irgi tam rajone ganėtinai reta, tai kaina 350 tūkstančių už 80 kvadratų. Pilnai įrengtas, su parkingu, su viskuo. Ir nuomos kaina apie 110-120 tūkstančių dirhamų, tai pavertus į eurus apie 30 tūkstančių eurų per metus. Tai grubiai 9 procentai kažkur nuomos grąža nuo tavo investicijos. Tai... Aš dar noriu grįžti šiek tiek prie to įrengimo, sakykime, o vat kaip pats vertintum galbūt tą, gal teko prisiliesti prie to įrengimo tą patį lygį? Ar tai labai ekonominis variantas, kad tik kuo pigiau, sakykime, atiduot ar ne? Ar tai vis tik tai yra irgi kokybės, sakykime? Šiaip labai priklauso nuo vystytojo, bet dabar jau stengiasi vystytojai tą kokybę kuo geresnį išlaikyti, nes žinot, kai konkurencija yra didžiulė, tai vis tiek jie visi žiūri į ateitį. Ir jeigu tu padarysi kažką labai ekonomiškai, tai ateityje iš tavęs nepirks. Dabar netgi ir tuose pigesniuose projektuose vis tiek jie stengiasi ten ar kokią marmuro imitaciją naudoti, ar kokybiškesnę baldinę plokštę. Kažkokia prabangesnė detalė, ar ne? Jo, ten aišku, jeigu perki labai brangiai, tai tada jau gausi labai gerą įrengimą, plus dar grįžtant. Atsakant į klausimą, anksčiau, kaip jie statydavo pagrindę, tai būdavo irgi tas fully fitted, bet be elektronikos prietaisų. Tai ir ten taip žmonės nuomoja. Sakykime, tu iš vystytojo gauni būstą, kur yra virtuvė, bet nėra šaldytuvo arba orkaitės. Ir nėra ten skalbimo mašinas, baldų nėra. Ir taip yra būtai nuomojami ir nuomininkas pats ateina ir susiperka viską. Tarkim, aš pats dabar nuomavausi būstą ir realiai man reikėjo viską nusipirkti. Ir šaldytuvą, ir užuolaidas, ir skalbimo mašiną. Tai įvairūs tie būdai įrengimo, bet dalinės apdailos nėra, nebent tu perki labai ekskliuzyvinį projektą, labai brangų, tai ten tu gali arba pats įsirengti, arba jau realiai prašyti vystytojų, kad pagal kiekvieną tavo užgaidą ten viską tau padarytų pagal tave. Tačiau turi būti labai brangu. O nuomos pati rinka, jinai yra irgi tokia, pavyzdžiui, aš atvažiuoju į Dubajų, noriu išsinuomoti. Man labai bus sunku išsinuomoti, ar ne? Nebus, dėl to, kad ten kaip tik ta nuomos rinka yra labai aktyvi, tiek ilgalaikės, tiek Airbnb, nes Airbnb tai kaip ir aišku, labai daug turistų ten važiuoja kiekvienais metais, tai logiška. O ilgalaikė nuoma tai yra ne tik žmonėms, kas ten tiesiog gyvena arba kas turistauja, bet ir tiems, kas, tarkim, užsiima internetiniais verslais, nes visi žinom, kad Dubajuje labai daug žmonių keliasi, kas ten turi internetinių verslų. Tai jie dažnai ten negali, tarkim, gauti paskolos, kad įsigyti savo turtą, nes, turi pajamas gauti kažkokias oficialias. Tai realiai tiem žmonėm nuoma yra vienintelis variantas. Tai dėl to ilgalaikės nuomos rinka ir yra tokia populiari, nes visi, kas ten persikrausto, labai retai, kas ten per pirmą pusmetį ar metus įsigyja kažkokį savo turtą. Tai vat viena iš priežasčių, kodėl
tiek daug tų pirkimų ir daro, nes daug kas realiai tiesiog investuoja nuomai. Ta grąža didelė. Taip. O jeigu kalbant apie patį pirkimą, sakykime, kaip atrodytų procesas, ar jisai labai tavo manimu, sakykime, ar jisai yra sudėtingas, ar, tarkim, lietuvis nori įsigyti, ar ne, ar galiu paprastai visiškai, kiek aš jau užtruksiu ir tiesiog. Jo, dėl pačios paskolos, tarkim, nes vis tiek, būna tikrai, kas kešų perka, tai jau dėl kešo turbūt viskas aišku. Jo, bet jeigu su paskola, pasunkinkim, ar ne situaciją, papasakok. Tai jeigu pradedam visiškai nuo pradžių, tai iš esmės antriniai rinkoje tai viskas yra labai paprasta. Jeigu tu nori įsigyti turtą jau pastatytą, tai tu tiesiog sumoki pinigus, sumoki tam tikrą mokestį conveyancing, tokiai komandai, kurie tvarko dokumentus ir tu tą sandorį pasidarai. Jeigu savais pinigais perki, ten realiai gali per 2 dienas susiforminti viską. Jeigu su paskola, tai yra truputį kitaip, dėl to, kad jeigu tu esi rezidentas Dubajuje ir tu gauni pajamas Dubajuje, tai tave finansuoja 80% antriniai rinkoje. Jeigu tu esi rezidentas Dubajuje, bet pajamas gauni ne Dubajuje, tai tave finansuoja 50% antriniai rinkoje. Tai kaip ir savų pinigų reikia daugiau, bet off-plan rinkoje paskolų neduoda niekas, nes kaip pastatas fiziškai dar nepastatytas, tai negali finansuoti. Tai būtent dėl to yra atsiradę tie mokėjimo planai, kuriais Dubajus taip ir garsėja. Visi reklamuojasi. Pirkite būstą su mokėjimo planu be palūkanų. Tai iš esmės tai yra padaryta tam vystytojui, kad tas įperkamumas žmonėms būtų paprastesnis. Tai jeigu einant visą procesą nuo pat pradžių, tai visų pirma, jums net nereikia iš Lietuvos atvažiuoti, kad įsigyt. Dabar daug mano klientų pirko, tai niekas neskrido į Dubajų. Tai pirmas etapas. Nėra ką pamatyti dar. Perka iš prie žinių turbūt. Iš esmės jo, bet ta prasme, tas yra ganėtinai, tai kaip ir pačiam fiziškai, ypač jeigu perki investicijai, tai reikia pasitikėti žmogum, šiuo atveju manim, per kurį tu tą darai. Ir tada jau, kaip sakant, aš išrenku ir pasakau, kas yra tikrai logiška. Tai jo, tam važiuoti nereikia, bet ir dokumentams tvarkytis nereikia važiuoti į Dubajų. Tai realiai, kaip sakiau, kad yra ta pirminė rezervacija, tas EUI, tai mes jį sumokam, tada mums priskiria turtinį vienetą toj pirminiai rinkai. Tada sekantis žingsnis yra, mes turim sumokėti tam tikrą tą pradinį įnašą. Nes mokėjimo planai dažniausiai vis tiek yra, pirminė įmoka yra arba 10 arba 20% turto vertės, bet dažniausiai 20%. Plus 4% Dubajaus žemės departamento mokestis. Dubajaus šiaip mokesčių nėra, bet kai tu perki, tai yra 4% mokestis nuo kiekvieno turto. Tai grubiai, jeigu tu nori įsigyti pirminiai rinkoje būstą, tai reikia skaičiuotis, kad tu reikia 24%. Tai čia pirmas žingsnis, tu tuos pinigus pervedi, mes iš Lietuvos juos dažniausiai vedam per tokią, kaip čia pasakyti, partnerį, kuris konvertuoja tą valiutą. Tai jie yra UK, Anglijoje ir iš esmės tu su jais atsidarai savo paskyrą, tuos pinigus jiems pervedi ir jie juos sukonvertuoja į dirhamas, nes Dubajuje gali tik tais dirhamis pirkti ir perveda tiesiai vystytojai. Tu gali iš esmės ir iš banko vesti tiesiogiai, bet tiesiog konversijos mokesčiai būna didesni ir ten tie didėjai bankai, dauguma net nesiūlo konvertavimo į dirhamas, bet jeigu siūlom, tai brangu. Tai tie partneriai, tarkim per UK, pigiau, gerokai, kelis procentus tupai. Tai va, tu pervedi tuos 20% plus 4 ir tada tau atsiunčia vystytojas SPA. SPA yra pirkimo pardavimo sutartis. Tai čia jau prasideda skirtumai nuo Lietuvos, dėl to, kad mes nepasirašinėjom. Pirminiai rinkoje iš vystytojas mokėjo tik pradinę įnašą pirkimo pardavimo sutarties. Tai va, ir dar svarbu paminėti, kad tie 20% keliauja ne vystytojai, o į escrow sąskaitą. Tai kad apsaugot pirkėjus iš viso pasaulio ir kad nebūtų taip, kad vystytojai ten, sakykime, susirenka avansus ir pabėga. Tai tenais yra tokios escrow sąskaitos. Ir dabar, tarkim, aš savo klientam yra dar vystytojai, kurie jų neturi, bet tai pas juos iš esmės nelabai kas ir perka. Tai ta escrow sąskaita yra vystytojas su valstybinėms institucijom susitarė, kad atsidarys tą sąskaitą ir visi pinigai pirkėjų keliauja ten. Ir jie didžiąją dalį tų pinigų gauna tik tada, kai pastato pastatą. Dėl to yra pirkėjas apsaugotas, jeigu ten, tarkim, bankrutuoja vystytojas, kas aišku dabar labai retai vyksta, tai tie pinigai jų yra saugiai toj sąskaitai. Bet čia labai geras sprendimas, nes aš irgi tik klausau, atrodo, pervedi čia ir 10% jo ant pasitikėjimo. Kaip ir viskas gražiai skamba, bet kaip tada, kokie saugikliai. Tai iš esmės tų saugiklių yra, nes visi puikiai supranta ir Dubajaus valdžia, kad iš viso pasaulio žmonės perka, jie nepažįsta tas rinkas, jiems reikia apsaugos kažkokios. Tai va, ir dabar dar vienas dalykas, tai pasirašom tą SPA sutartį ir pagrindinis skirtumas, kad kai tu pasirašai tą sutartį, jinai yra įregistruojama, vystytojas ją įregistruoja valstybinės institucijose, kaip mes turim, ir tu gauni tokį OCUD sertifikatą, tai yra nuosavybės dokumentą. Tai tu tampi savininku turtinio vieneto, kuris dar dažniausiai net nėra pradėtas statyti.
Ir tu sumokėsi tik tai dalį kažką. Taip, tu esi sumokėjęs 20%. Ir kodėl tas svarbu? Nes Dubajuje daug kas, kai investuoja, labai yra populiarus tas flippingas. Tai reiškia, kai tu gali perparduoti turtą, sumokėjęs tik tai 30 arba 40% turto vertės ir ten dažniausiai tu ją pasieki po kelių mėnesių arba ten po metų. Nes kai tu pasirašai tą SPA ir kai 20% sumoki, iš esmės toliau tu vykdai mokėjimo planą. Ir tų mokėjimo planų yra visokių. Tarkim, elementarus yra, kur, tarkim, 20%, tada po pusės metų sumoki dar 5%, po pusės metų sumoki 10% ir taip išsiskaido, tarkim, 60% turto vertės per 3 metus. Ir tada gaudamas raktus, tu sumoki, sakykime, likusius 40%. Bet jeigu tu nenori išmokėti viso to plano, tai tu gali iš esmės, tarkim, priklausomai nuo vystytojo, perparduoti tą turtą nuo 30% arba nuo 40%, kai tos statybos tik prasidėjusios. Ir tau to nereikia daryti kažkaip po stalu, tu tiesiog eini pas notarą, nes tu savininkas. Tai čia yra tai skirtumas. Bet to, pavyzdžiui, nes Lietuvoje irgi, aš netgi pati esu turėjus tokį sandorį, iš tikrųjų labai senai dar su Haneriu, man atrodo, buvo projektas, kad mes pardavėme rezervaciją. Ir paskui, matyt, gal buvo daugiau prasidėtų tokių bairių ir vystytojai kažkaip užrišo šitą dalyką, kad tu negalėtum to padaryti, rezervacijos parduoti. Kaip tenais yra, nes tu vis tiek galimai brangiau parduodi. Skirtumas yra, tai kaip ten jiem nesvarbu. Kur tą pliusą dėtų. Tai esmė yra tokia, kad tenais jie netgi tą skatina ir ten visi tą daro ir jie jums jokių pretenzijų negali turėti, vien dėl to, kad iš esmės jūs esate savininkas, to turtinio vieneto. Nes Lietuvoje, jeigu tu parduodi rezervaciją, tu dar nesi savininkas. Taip. Tu tik rezervaciją parduodi. Tu tiesiog gauni kažkokius pinigus ir tai Lietuvoje vystytojai nenori to, ten jie kaip tik dažnai net ir iš to gyvena ir jiems tas kaip ir nieko nekeičia, dėl to, kad kai jau yra, tarkim, 40% sumokėta, jau statybos įpusėjusios, jie jau neturi turtinių vienetų jokių tenais. Tai jiems pardavimams tai netrukdo, dėl to, kad Lietuvoje dažnai užsilieka tas turtas, o ten jau tokioje stadijoje jau seniausiai būna viskas parduota, nes ateina nauji projektai, nauji turtiniai vienetai, kurie yra brangesni ir viską tenais išperka. Tai iš esmės jiems tas jokios įtakos neturi. Skaudulio nėra. Bet ar aš teisingai suprantu, jei tą pliusą tai ir nesikėsina, ta prasme, viskas yra tvarkoj, kaip tik skatina, kaip ir sakai, ar ne, kad žmonės uždirbinėtų. Ir tu oficialiai tos pinigus gauni, nes tu eini pas tą notaro atitikmenį ir, tarkim, jeigu tu nusipirkai ten turtą eurais už 200 000 ir dabar ten jisai pabrango ir tu gauni 250, tai tavo oficialiai ateina tas pavedimas ir tu tos pinigus gauni. Ir dar, bet aišku, čia labai į tą investicinę pusę nukrypom, bet noriu pasakyti ir paskui galėsime į asmeninę pusę nueiti pirkimo. Tai realiai, kuom dar tas yra gerai ir kodėl yra gerai ta investicija. Tai sakykim, tu per 2 metus sumoki 40% turto vertės. Ir bendra rinka per 2 metus ir tas pats turtas paauga, sakykim, 20% kainą. Čia labai realu, per metus 10%. Tai tau jau čia kaip ir biznis. Tai va, jau gali parduoti. Tai va, ir kas yra gerai, kad tu esi įdėjęs tik tais 40%, o rinka paauga 20%. Tai tavo 40% investicija iš esmės paauga 50%. Ir va čia buvo tie dideli pinigai. Bet iškart noriu pasakyti, kad taip, tą dalyką žmonės ten daro ir taip galima iš to uždirbti, bet Dubajus nėra vieta, kur ten visi eina tam, kad spekuliuot arba mokesčių nemokėt. Kuo toliau, tuo labiau jisai darosi vieta, kur žmonės tiesiog nori gyventi. Tai va, tas irgi labai prisėda ir prie tų kainų kilimo, nes yra vietų ten pasaulyje, kur visi perka, vienintelė mintis nori uždirbti pinigų. O Dubajui nori ir verslą daryti, ten, kaip sakiau, pradžioj susitikimo, kad rugsėjo 1 kamščiai prasideda, nes vaikai į mokyklą pradeda. Tai va, ta plėtra yra visapusiška, ne tik į verslą, ne tik į NT, bet ir į infrastruktūrą, į bendrus dalykus ir tiesiog ta vieta darosi tokia gera gyventi. Tai tikrai nėra taip, kad pirkimas NT yra tik verslas. Nors verslas irgi geras. Tai va. Ok, bet šiaip aš dabar galvoju, kai tu sakai, pakyla 20%, ne? Kiekvienais metais jį pakyla, turiminti, nes čia, pavyzdžiui, per koroną ten baisiai pakilo, ne? Ir dabar ten 5-3% plus minus mes čia tokius kilimus turim, ar ne? O ten visą laiką 20%? Ne, faktas, kad tas kilimas... Kiek busim garantuoti, turiminti, nes tikrai tokių, man pačiai jau mintyse kyla spekulacija, žinai, kur nusiperki ir po metų, jeigu 20% turi. Ne, tai ta prasme faktas, kad visur pasaulyje tų kažkokių rinkos svyravimų yra, bet tiesiog aš visą laiką į šitą klausimą taip atsakau, kad niekas nežino, kas bus iš tikrųjų, bet kuom skiriasi Dubajus nuo daug lokacijų ten Europoje ir šiaip pasaulyje, tai kad pirmas dalykas, tenais tavo rinka priklauso nuo viso pasaulio pirkėjų, nes Lietuvoje pas mus pagrindė, tarkim, perka lietuviai. Ir jeigu Lietuvoje kažkas prastėja ekonomiškai, stoja visa rinka. Tenais tu nueini pas vystytojų ofisus ir į vystytojų ofisus ir tenais, tarkim,
azijiečių grupės vaikšto, jie ten perka tose projektuose, tada iš kitų šalių, anglai, ten visas kanadiečiai, pasaulis, jo. taip. Ir realiai tavo rinka priklauso nuo viso pasaulio. Plus, valdžia ten realiai yra labai labai stipriai orientuoti į verslą, marketingą ir taip toliau. Jie daro viską, kad plėstųsi Dubajus, kad kuo daugiau žmonių ten atvažiuotų, kad kuo daugiau įmonių persikeltų. Tai ekonomika yra nenuspėjama. Bet Dubajaus naudai žaidžia tai, kad yra labai daug veiksnių, kurie taip pat turi įtakos. Tai čia vienas dalykas. O antras dalykas, todėl, kaip minėjau, gerai yra įeiti ankstyvoje stadijoje į projektus, nes dažniausiai pačioje pradžioje tu įsigyji turtą pigesnę kainą. Ten viskas eina taip etapais. Tai pradinėme etape kainos yra šiek tiek mažesnės. Lietuvoje irgi vystytojai kartais tą daro, ten keletas kainos. Tai va, tai įėjęs labai anksti, tu uždirbi ne tik iš bendros rinkos kilimo, bet ir iš to, kad vėliau, tarkim, kitoj fazėje paleidimo tų turtinių vienetų į rinką, jau jie bus paleisti brangiau. Iš esmės, jeigu tu kažką nusiperki už vieną kainą, tai didelė tikimybė, kad po mėnesio paleis 10% brangiau. Tai tu jau vien iš to uždirbi ir tada bendras rinkos augimas. Tai niekas nežino, ar ta rinka augs ten kasmet po 20%, bet yra lokacijų, kur gali augti ir daugiau, yra lokacijų, kur ten labai daug projektų gali ir kažkiek pastagnuoti tos kainos, bet bendrai žiūrint, tos kainos tikrai dar nėra super aukštos. Ok, bet dabar vis tiek man dar klausimas toks liko neaiškus dėl to įsigijimo. Tai kai tu turi savus pinigus ir ten po 30 ar 40 tūkstančių tu dedi, bet tą pirminę rinką, pavyzdžiui, žmogus, kuris turi tik tai 30 tūkstančių, kaip pavyzdys, ne? Ir paskui jam paskola. Tai jis gali kažkokiu būdu įsigyti tą turtą, nes tie mokėjimai. Sudėtingai. Dėl to, kad ta prasme ten tu gali labai labai pigų turtą įsigyti, bet dažniausiai jau jeigu tas turtas yra ultra pigus, tai yra turbūt niuansų, kodėl. Kažkas taip. Jo, o paskolos tu pirminiai rinkai negausi, tai būtent dėl tos priežasties ir buvo sukurti tie mokėjimo planai. Ir jų, kaip sakiau, yra visokių. Yra ten tų mokėjimo planų, kur realiai sumoki per 3 metus, ten, tarkim, 60 arba 80% ir per aktus 20, bet yra ir mokėjimo planų, kur tu 3 metus moki ten vos ne po procentą kas mėnesį. Yra ir tokių, bet aišku, aš klientam dažniausiai jų nesiūlau, yra planų, kur netgi po raktų gavimo tu per 2 metus dar išmoki tą paskolą. Tarkim, dabar su klientais perkam, tai čia sąlyginai patogu. 30% moki per 2 statybų metus, 20% gavęs raktus ir tada 50% per dar 2 metus, kai tu jau naudojasi pilnai to būtų. Jo, tai tokiu atveju... Nes tu jau pajamas gauni. Taip, tu gali išnuomoti grubiai už 10 procentų, tai iš esmės iš tų likusių 50% tau reikia išmokėti tik 30%. Bet dar grįžtant prie klausimo, tai su 30 sudėtinga. Galima eiti, bandyti per tą spekulacinę pusę, kur ten kai kurie taip daro, kadangi galima perparduoti tam tikram projektui, tarkim, nuo 30%. Tai žmonės skaičiuojasi, kad užtenka, turiu 30, perparduosiu, uždirbsiu, eisiu tolyn. Bet, aš manau, vis tiek reikia kažkaip pasiskaičiuoti, kad saugiau jaustumės ir kad nebūtų paskui kažkokių problemų. Tai aš taip manau, kad 100 000 eurų, grubiai yra ta suma, kurios reikėtų, norint tą rinką įeiti ir jau neblogus variantus rinktis ir pradėti tą savo tokią investicinę kelionę. O papasako, ką dabar paskutiniu metu, kuo susidūrė, ką lietuviai renkasi ir ką perka? Kokį turtą, ar investicinę, ar savo, tiesiog? Jo, tai šiaip dauguma lietuvių vis tiek. Lietuviai myli Lietuvą, tai kraustytis kažkur gyventi nelabai nori. Jo, sudėtinga. Šiaip yra tokių atvejų, dabar turiu kelis klientus, su kuriais ieškom ir vilos, ir kotedžų, tenais grinai savo. Kai kurie tiesiog nori įsigyti, kad turėtų tokį kaip atostoginį būstą, bet jį tuo pačiu ir nuomoti, nes tu ten gali, tarkim, įsigyti turtą ir tu jį duodi subnuomavimo įmoniai, kuri nuomoja jį Airbnb, tai tu gali iš anksto ten užsibukinti, tarkim, mėnesį į priekį, kad tu atvažiuosi. O kiek procentų ima šiaip pat tie, kur Airbnb, tarkim, vis tiek administruoja tos įmonės, nes ir Lietuvoje čia yra, tai kiek tenais procentų? Ten yra 2 rūšys iš esmės, kaip tą daro, tai pirmas variantas yra, kad ta Airbnb įmonė išsinuomoja iš tavęs ilgalaikiai nuomai tą turtą ir patys jau daro verslą, tu jau ten nesikiši. O kitas variantas yra, kur, tarkim, jie pasako, kad yra tas bendras pelnas ir, sakykime, jie pasiima ten 20% nuo pelno. Tai, sąlyginai vis tiek dažniausiai gaunasi daugiau, jeigu tu dirbi su žmonėm, kas žino, ką daro. Taip. Grubiai taip žiūrėti, jeigu ilgalaikę nuomą, tai, sakyčiau, nuo kokių 6 iki 10% gali būti grąža, vidurkis kokie 8. Jeigu Airbnb, tai gali būti ten ir 10-12. Jeigu tikrai gerą daiktą nusipirki už gerą kainą. Tai va, bet dar grįžtant prie to, ką perka, tai aš daugiau dirbu su žmonėm, kas investuoja, bet yra ir kas savo.
Bet yra vis tik tokių. Jo, be abejo. Tai čia tie, kurie turbūt gali galbūt dirbti nuotoliu ar ne, gal vis tiek teko kalbėti, įdomu, kokie. Jo, dažniausiai tokie žmonės, kurie arba nori verslą ten perkelti, arba kurie dirba nuotoliu. Šiaip iš kitų Europos šalių daug keliasi, bet aš britiško įmonė esu, tai iš Anglijos labai daug žmonių keliasi ten gyventi, nes tiesiog atsibodo ta lokacija, kurie gyveno anksčiau, ir mokestinė sistema, ir oras, ir saugumas, tarkim. Tai va, pastebėjau labai, kad Europoje, kai tokie neramumai vyksta, tai žmonės kraustosi ten gyventi, bet tikrai nėra masiškai. Vis tiek daugiau yra investicijai, arba, kaip aš siūlau visiems klientam, aš niekam nesiūlau kraustytis gyventi Dubajuje. Aš sakau, jeigu jūs turit galimybę, diversifikuoti yra logiška. Nu, kam investuoti viską, sakykime, į Lietuvoje nekilnojamą turtą arba Europai. Jeigu turi galimybės, nusipirki bent jau vieną turtą Dubajuje ir žiūri, kas bus. Pamatysi, kad viskas gerai, kad sekasi, kad auga ta vertė, galėsi pirkti daugiau, bet, iš esmės, ta investicinė pusė ten tikrai labai patraukli. O dar, sakykime, kalbant apie mokesčius, kaip pas mus, ar ne, visi žinom, kad jeigu neišlaikysim turto 10 metų, ar ne, ten ta visa trijulė, kas arba, žodžiu, yra visokių, ar ne, kaip ten yra, jeigu aš parduodu po metų laiko, pavyzdžiui, neišlaikysiu. Čia jau geroji dalis. Ten nėra jokių mokesčių. Visai nėra jokių mokesčių. Tai iš esmės, jeigu tu kaip fizinis asmuo esi, tai tu susimoki tuos 4% Dubajaus žemės departamento mokestį pirkdamas turtą, o parduodamas tu niekam nieko neskolingas. Tu gali 20 būtų per metus nupirkti, parduoti, uždirbti kiek nori milijonus ir tu niekam nieko neskolingas. Dabar neseniai padarė įmonėms pelno mokestį 8% nuo $100,000. Tai iš esmės visas pelnas virš to įmonėms yra apmokestinamas 8%. Bet fiziniam asmenim absoliučiai nieko. Ir aš manau, kad kažkada tas pasikeis, nes, kaip sakiau, Dubajus nebėra ta vieta, kur visi važiuoja tik tam, kad uždirbti arba kad mokesčių nemokėti. Ten realiai yra, aš iš savo patirties galiu pasakyti, ten gerai yra gyventi. Man labai patinka ten gyventi, aišku, Lietuvos pasiilgsti. Bet tu grįžti. Tai aš skraidau kartą per mėnesį, bet ne tik dėl to, kad pasiilgstu, bet ir dėl susitikimų su klientais. Bet iš esmės ten tikrai labai gera vieta gyventi. Aš, tarkim, gyvenu Dubai Hills, tai ten yra ir parkas didžiulis, tai tu ten vaikštai. Vaikai bėgioja, žmonės šunis vedžioja, dabar ten realiai yra miestas. Ir tas nusistovėjęs toks požiūris, kad Dubajus ten tik dykumos ar dangoraižiai ar dar kažkas, jis nėra teisingas. Ten, ta prasme, tikrai labai gerai gyventi. Ir aišku, kiekvienam savo, bet turiu omeny, kad tie mokesčiai kažkada aš net nebijoju, kad jie kils, vien dėl to, kad, tie žmonės ar taip norės ten kraustytis dėl kitų privalumų, ne tik dėl mokesčių. O pats pragyvenimas, sakykime, irgi, jeigu kažkas galvoja persikraustyti ir pirkti, sakykime, labai brangu, tarkim, lyginant galbūt su Lietuva. Tai pats pragyvenimas, jeigu neliečiant nekilnojamo turto, nes dalykas, kuris yra brangesnis negu Lietuvoje, tai yra nuoma. Iš esmės, ten, kadangi tos gražus nuomos, kaip sakiau, ten gali 10% būti, tai nuoma tikrai nepigiai. Jeigu tu ten nori normalaus 2 kambarių buto, dar sąlyginai neblogoje lokacijoje, tu tikrai mokėsi ten 2,5 €, kažkas tokio. Bet tai normaliai. Skaitau normaliai. Nes... kaip lyginant, ar ne? Gal įsivaizduoji, Dubajus vis tiek atrodo brangu, iš karto lygų brangu. Kiek, pavyzdžiui, depozito reikia? Depozitą moki už 5%. Tiesiog nuo nuomos. Nuo metinės kainos. Tai ta prasme, ten, kaip viskas yra, tenais ta nuoma yra metinė. Rašoma, tai yra nuomos portaluose. Čia nieko neslėpsiu, duosiu savo pavyzdį. Aš Dubai Hills tą butą išsinuomavau, tai 2 kambarių, 60 kvadratų, ten parko vaizdas, aišku, ten visur yra tie baseinai ir taip toliau, čia Dubajaus privalumas, tai yra tų tokių privalumų, bet iš esmės tai aš moku 105 000 dirhamų per metus, tai čia yra pavertus į eurus, grubiai 27-28 tūkstančiai eurų. Tai čia, gaunasi 2,5 tūkstančio eurų per mėnesį. Tai ganėtai brangu. Tas butas ten kokiam pauky kainuotų, aš manau, 1,000 eurų maksimum. Tai tas yra brangiau. Bet visa kita, tai... Maistas, pavyzdžiui, kavinės, ten tokios... Tas pats, absoliučiai. Tas pats, ar ne? Kuras, logiškai, žymiai pigiau, litras iki 50 €. Tai jau atperka nuomos kaštus, turi minti, dengia vienas kitą, žinai. Ten su maistu tuo pačiu, ta prasme, realiai... Čia, aišku, nėra kom girtis, bet nelabai aš ten gaminu būdamas, užsisakinėjau viską take away. Tai tu ten iki 10 € gali savo puikius pietus užsisakyti, tarkim, ten kavinėse irgi gali ten už 10 € pavalgyti, už 15 laisvai. Tai maisto kainos, pramogų, ten kirpyklai ir taip toliau, viskas tiek pat, kiek pas mus, kai kas dar net pigiau. Tai iš esmės... Niekas labai nesikeičia, tiek kad nuoma, ar ne, išskirtum, kad jie yra brangesnė. Visa kita absoliučiai tas pats. Visą matai, kaip, toks stereotipas, žinai, atrodo Dubajus. Brangu atrodo. Aukšti pastatai ir aukštos kainos. Taip. Visi labai su tą prabangą tokia galbūt lygina. Aš gal kaip sakyčiau, kad ten yra tokia vieta, kur tu gali tikrai puikiai pragyventi nebrangiai,
Bet jeigu tu nori, tu gali per vieną vakarą išleisti 300 000 eurų. Nu, taip, bet lygiai taip pat ir čia iš tikrųjų. Jeigu tu Lietuvoje irgi norėsi. Nu, Lietuva šiaip pakankamai brangi šalis paliko paskutiniu metu. Jo, tai va, tas tikrai yra, kad tenais nėra taip brangu, kaip daug kas galvoja. Jo. Automobilių, pavyzdžiui, kainos netgi pigiau negu Lietuvoje. Okay. Tai ten nereikia permokėti už tos dalykus. O papasakok dar iš tikrųjų, kaip dėl saugumo klausimo, ar ne? Viską aptariam, gražu, Dubajus, bet kaip šiaip, ar saugu gyventi ten? Nu tai va, čia irgi viena iš priežasčių, kodėl ten tiek daug turtingų žmonių. Pagal statistiką šiaip didžiausias kiekis milijonierių kiekvienais metais persikrausto būtent į Dubajų. Ir saugumas, aš nežinau tiksliai statistikos, bet man atrodo, trečias saugiausias miestas pasaulyje po Abu Dabį ir Singapūrą, berods, jeigu neklystu. Ten tas saugumas yra aukščiausiam lygiai. Ir kas yra juokingiausia, kad policijos tu ten net nematai. Visi žino, kad, kaip čia pasakyti, jeigu prisidirbsi, nu, tai tenais ganėtinai griežta ta teisinė sistema, kamerų visur pilna, bet policijos niekur. Aš per paskutinius keletą mėnesių turbūt porą kartų mačiau policijos automobilį. Tai saugumas, nu ten tau net minties nekyla. Tarkim, tu naktį gali ten 2 nakties eiti gatve ir tau net nekils mintis, kad ten ar kažkas gali užpulti, ar kad apvogti. Ten saugumas aukščiausiam lygiai. Tarkim, einam su draugais į restoraną ir einam į tą food courtą, kur daug staliukų, daug restoranų ir žmonės sukasi. Tai kaip žmonės galvoja, rezervuoja stalą. Pasilieka turbūt kokį telefoną ar piniginę. Taip, telefoną, piniginę padeda ant stalo ir eina rinktis maistą. Tai ta prasme saugumas ten yra aukščiausiam lygiai, aišku, kamerų ten visur pilna, tai tarkim kokioj nueisi aukšte, sakykim, paprasto gyvenamojo pastato, net niekom neišskirtinio, aukšte prie liftų, tarkim, kokias 6 kameros bus, 8, nu tai labai viskas stebima, tai iš esmės visi supranta, kad jeigu padarysi nusikaltimą, tai nepabėgsi niekur, tai dėl to ten niekart nekilo jokios situacijos, kur galvočiau, kad ten ar nesaugu, ar kad kažkas būtų apvogtas. Tai... Bet matyti, ir visi visko turi, visiems visko užtenka. Nu, čia nebent turbūt gal kažkiek pavieniai atvejai, bet žinai, kai viskas yra iš tikrųjų ir ši visa pati sistema, ar ne, palanki žmogui gyvenančiam, ar ne, iš jo neatima, bet kaip tik duoda, skatina, ar ne. Na, ten faktas, kad, žinot, yra įvairiausių žmonių, kas ten aptarnaujančiam sektoriui, statybiniam ir taip toliau. Gal jiem ten kažko ir trūksta, bet esmė, kad ten tiesiog nėra tokios kultūros. Kas ten važiuoja, tai jie iš esmės važiuoja dirbti, kažką daryti ir niekas ten nevažiuoja tam, kad vogti. Plius ta visa sistema tenais, kai tu tą savo rezidento statusą nori gauti, tai ten visus pirštų anspaudus, visas rankas nuskanuoja, viską. Nu, tai ta prasme, tu ten, jeigu tu nori kažkaip ten patiliukais įsliūkinti tą šalį ir vogti, tai tau nepavyks, dėl to, kad ten ta teisinė sistema pažengusi. Tai dėl to iš esmės to ir nėra. Plius labai švaru, tvarkinga. Realiai va dabar draugą turėjau vieną atvykusią aplankyti, tai sako, 3 dienas vaikštum, sako, aš dar laukiu, kada šiukšlę pamatysiu ant grindų. Tai ten jo daug, ta prasme, žmonių dirba, prižiūri, tai aptarnavimas yra aukščiausio lygio. Nu, tikrai, kaip sakant, ta gyvenimo kokybė ten yra superinė ir tau nėra, kad reikėtų už ją labai daug sumokėti. Tai dėl to daug kas tai ir mėgsta. Su kuo reikės pasiplanuoti vacationą, pas Žaną važiuoti? Į svečius. Be problemų. Galėsiu turą padaryti po vystytojų ofisus, projektus. Ten tikrai labai įspūdingai tie visi jų parodomieji kambariai atrodo, tai tikrai yra ką pamatyti, ne tik turistinės vietas. Super. Okay. Gerai, tai ačiū tau labai, iš tikrųjų aptarėm, man atrodo, ar palėtėm visus klausimus, tuos pagrindinius, ar ne, turbūt galima būtų kalbėti dar ir dar, bet visą esmę, pagrindą, kaip pirkti ar ne, apie pardavimus, apie Dubajaus rinką išgirdom, tai ačiū tau labai. Žano, kontaktus turim, jeigu kažkas galvosit, norėsit painvestuoti ar savo nusipirkti, tai kreipkitės, perdasim Žanui. Nes ir tų lietuvių juk ir nėra labai daug, kurie galėtų turbūt padėti, tai Žanas turbūt... Iš esmės jo, turbūt nėra labai daug, plius jo, kaip sakiau, čia taip bendrai apkalbėjom viską, jeigu ten kažkas iš žiūrovų ar iš pažįstamų turės grinai klausimų, jau konkrečiau, kiekvieno atvejis vis tiek skirtingas ir tas noras... Čia turbūt ne pusvalandžio diskusija. Jo, dažniausiai reikia labiau išanalizuoti situaciją ir tada konkrečiai siūlyti, tai manau, kad kontaktai yra, tai gali bet kas susisiekti ir pasakyti. Bet šiaip sakau, gera vieta Dubajus gyventi ir tikrai laukiu svečiuose. Parodysiu. Super, aš jau. Gerai, labai smagu. Ačiū tau labai. Gerai, ačiū Žanai.